Sveiki, šiandien atliksiu makiažą naudodamas naujas Max Factor kosmetikos priemonės Experience. Ir ne šiandien, o šiandien. Į tave žiūrėjau ir susimaišiau. Dabar gal? Dabar gerai. Gerai. Sveiki, dabar atliksiu makiažą naudodamas naujas Max Factor makiažo priemonės Experience. Visi pasidažė, ilgai laimingai gyveno. Sveiki, dabar aš darysiu makiažą brandaus amžiaus moteriai. Sveiki, dabar aš padarysiu makiažą brandaus amžiaus savimyliai. Šviesia spalva mes nudažom judančią voko dalį. Gerai, nes dažai be jokių. Šviesia spalva mes nudažom judančią voko dalį. O tu dabar ir pasifilmuoji, nes man nėra kaip suvaidinti, visai reikia užtėti, man viską gražiai. Jeigu jūs norite veidą padaryti, susimaišiu kamerom. Jau galiu kalbėti, kol nepamiršau greit. Eglė, aš galiu kaip pieštuką nuo rankos teptukų tepti. Svarbu, dabar galvoju, galima sakyti grafiškas makiažas ar kažkoks kitas žodis. Kaip man Eglė pasakyti, kad Experience esmė yra... Nes nepasakysi kuperozė, nesupras, kas ta kuperozė. Kaip čia taip pasakyti, bet kažkaip nešaltai, kad būtų. Kadangi rusvaplaukių... Raudonplaukių. O jeigu veido paraudimas yra ypatingai... nesąmonė. Labiau. Šiaip iškai. Gerai. Balzamo sudėtyje esantis mangų ir sviesmedžio aliejus tausojo jūsų lūpas, neleis joms išdžiūt ir va. Paskui būsė tokie sėdžiau, čia bėga aliejai, nes nesugebu pasakyti. Nieko nemandravoju, paprastai pasakau. Esu pastebėjęs, labai daug kas daro. Prašom labai. Ką dabar su išmuši šviežiu mane? Ką nors apie tą balzamą pasakyk, nes bus makiažo pabaigai ir po to makiažas baigtas. Koks fainas. Gerai. Kaip zeba. Žmogus jaučiasi gerai ir atrodo gerai.